Vieną dieną man ten užėjo kaip ir tokia pasidomėjimo gyslelė, nežinau, atsirado. Tai atsidariau YouTube'ą, šiek tiek įsivedžiau video visokių edukacinių. Tai vieną užtikau Law of Attraction. Aš anksčiau domėjausi apie šitą dalyką. Tai šiaip patiko, kaip vienas profesorius pasakė, kad turi būti geras ir geresnis už kitus, kad būtum geras savo ir skleistum tą gėrį kitiems. Geresnis už kitus? Jo, ir būti geras savo. O tu neturi būti Bet tu turi tiesiog geras kitiems, kad tu pritrauktum tą gėrį prie savęs. Ne geresnis, bet kad šiaip geras. Visa esmė buvo, kad jisai tą gėrį savo, tai prilygino, kad turi būti geresnė savo versija, geras savo, ir tada tą geresnę savo versiją kitiems skleisti ir tiesiog, kad jie užsikrėstų. Ir tada jie prie tavęs būtų labiau prieinami. Okay. Tai va. Aš kažkada anksčiau Law of Attraction sužiūrėjęs ten video. Jo, bet įdomus tokie, man tai patinka. Bet šiaip aš manau, kad visai veikia šitas. Jo. Tu būdamas gerų žmogum kažkaip vis tiek pritrauki tą gėrį. Užkriti vis tiek. Jo. Nes, pavyzdžiui, tu įeini kokį vakarėlį, ne? Ir pamatai, kad ten kažkoks niurgas sėdė, ne? Prie telefono įlindęs ten kažką. Nu ir iškart tau pačiam taip negero pasidaro, ne? O ten, pavyzdžiui, įeini, ten sėdi kažkoks su kalėdiniu kostiumu, kalėdų seneliu, ten šoka jisai savo dar kažką ir tau pačiam irgi gera. Nes jis skleidžia tą gėrį, juoką, juokies ten iš kitų ir gauni tą Law of Attraction. Tai jo. Gerai, kalėdinis šiandien epizodas. Toks su akcentu kalėdinis. Esam pasipuošę labai gražiai. Labai daug kainavo kostiumas iš tikrųjų. 4 eurai. 4 eurai vietoj 10 eurų Maksimai. Tiesiog pirkau dovanėlės Maksimai. Ir... Kurioje Maksimai pirkai? Akropolio. Akropolio? Jo. Man atrodo Akropolio. Gal net ne Akropolio. Akropolio. Ir jo pirkau dovanėlės mūsų atstovybės kalėdiniam vakarui. Ir buvo pasakyta, kad reikia apsirengti kalėdiškai. Ir aš absoliučiai nieko kalėdiškai neturėjau. Tai tiesiog pagalvojau... Pamačiau tiesiog ir pagalvojau pasimti reikia, nes vietoj 10 eurų 4 eurai, tai čia kas čia yra. Tai va pasėmiau, bet šiaip piguma jaučiasi. Atrodo, kad apsirengęs esi tas valyt dulkės yra, ne tas visiškai guminės. Mikroploštės? Jo. Ne tas visiškai guminės, bet tos biški pigesnės, prastesnės. Lygiai tokia pati medžiaga, atrodo dabar dulkės už to galėčiau valyti. Realiai, grindis šluostyti. Tu dar ir kelnes turėjai, bet dabar... Kelnes irgi turėjau, dabar nebeturiu, nes jau suplyšo. Aš nenusipirkau prieš 2 dienas, užsidėjau vakar į tą kalėdinį vakarą. Ir mano pirmas buvo staigesnis judesys, aš sėdau į mašiną. Ir aš girdžiu, kaip siūlių plyšimo garsas buvo. Ir aš kažkaip biški buvau ten išsiblaškęs, galvojau apie dalykus, biški skubėjau ir galvojau, gal čia striukė kokia užsikabino kažkur ar ką. Ir paskui pamatau, kad kelnes... Visiškai kiauras realiai. Bet tai vis tiek buvai per kalėdinį su juo. Nu tai kažkiek pabuvau dar dėl bendro vaizdo. Bet tai tu su kalėdiniam kelniam į parduotuvį? Jo. Tai aš iš namų apsirengiau tą raudonas kelnes, šitą užsidėjau. Aišku, šitas nesimatė per striukę, bet tos raudonas kelnes matės. O jos buvo didelės ar kaip tik tavo dydžio? Jos labai didelės buvo. Aš ten galėjau 2 pagalves dar įsidėti. Man būtų pats. Ten, man atrodo, pritaikyta yra. Vat, jo. Kalėdų seneliui. Didesnė net masa dydžio nebuvo, bet jo, va, tokie ūsiukai. Nu, gražus. Ir kepurėlė ant paties. O šiaip norėtum tokią barzdą užsiauginti? Ne, nenori. Kodėl? Nu, labai nes. Daug priežiūros. Plaukai lenda belekai. Nu, bet šiaip, ką žinau, man tai barzdas visai gerai atrodo. Valančiūną įsivaizduoji, ne? Palygiai, tą jo barzdą. Bet tokios barzdos turi būti ant tam tikrų žmonių. Jo, negali bet kas va tokios barzdos užsiauginti. Nu gerai, bet pavyzdžiui, Chris Hemsworth, jisai tą gerą barzdą visai turi. Okay. Bet Valančiūnas... Valančiūnas tokia struktūruota barzda. Bet jis pats iš savęs yra didelis ir toks biški elegantiškas. Nu, bet pavyzdžiui, apie barzdas, nu tai šitas Dominikas Bartusevičius, kur kalbino mane, B1 atletinio rengimo treneris. Tai pas jis nėra tokio sudėjimo kaip Valančiūnas, šiek tiek lieknesnis, bet jisai turi tą vis tiek tvarkingai pasidaręs barzdą ir gerai atrodo.
Tai va, tai jeigu Bet nu vis susitvarkai tiek, tą bet kas barzdą. negali jau, nu pavyzdžiui, man, aš neužsiauginsiu tikrai, ir šiaip neužsiauginsiu, Jo, bet ir netiktų man, jeigu aš ją turėčiau. jo, aš tai žiauriai norėčiau barzdos, bet pas mane tiesiog neauga. Ką dabar, jiems leidus aš nusimsiu šitą, nes man Gali ir padėti lenda į burną. prie mūsų augalėlio. Šiaip galit, mes patys nesusigalvojam, nei operatorius mums nesugalvoja, nei Simas, nei aš augalėlio vardą. Tai jeigu augalėlio vardą sugalvotume, jūs komentaruose parašytumėt, tai būtų labai gerai, nes šiaip kažkiek liūdna, nes dabar sėdi Simas Remas ir jeigu dar augalėlis turėtų vardą, tai dar įdomiau būtų, manau. Nu gerai, tebūnie. Tai Bet va, tai jis- parašykit komentaruose Bet jis gali augalėlių vardą. būti netolimoje ateityje pakeistas gražesniu, tai čia dar. O taip, taip. Tai čia laikinasis tik tai, bet vis tiek jis bus šviesaus atminimo, jeigu jo ir nebus. Tai manau vis tiek, kad ir momentėlį vis tiek vardą gerą turi. O šiaip kokį esi įdomiausią daiktui vardą sugalvojęs? Nu, nebūtinai Daiktui vardą? šūnį, bet daiktui jo. Nežinau, tikrai neatsimenu. Neįsivaizduoju, tikrai Ne? nežinau. Nu gerai, pliušinį žaislą turėjai, Turėjau. tai kokį vardą buvai sugalvojęs? Ar neturėjo jisai? Daug vardų turėjau, neatsimenu. Vienas buvo Tobis, šuo. Tobis. Pliušinis šuo Pliušinis šuo? buvo Tobis. Ir tas mūsų namų šuo irgi yra Tobis. Aha. Aš tai turėjau iš Monstrų universiteto, tą Salai. Jo. Tai aš jam buvau sugalvojęs Žydriukas. Tiesiog. Nežinau, čia toks randominis visai vardas, bet kas dar čia mūsų gyvenimuose įvyko? Jo, su šiaip- tavo kompiuteriu Jo. Čia istorija. sunki situacija. Dėl ko ir podcastai neina taip dažnai. Mhm. Nes nei buvo prarasti vos ne visi mano kompiuterio failai. Sme visas kompas realiai tiesiog išnyko. Tai va tiesiog vieną dieną įsidedu. Žodžiu, aš kompė nėra pas mane daug vietos ir aš vos ne viską laikau išoriniam diske. Mhm. Ir visos programos ten yra, video montavimo darbai, Photoshopo failai, template'ai absoliučiai visi. Absoliutus. Ir absoliučiai visi darbo dalykai, univero dalykai. Ir viskas tiesiog išnyko, nes aš įsidedu jį ir išmetė kokias 4 erroro lentelės. Mhm. Ir tą išmetė lentelę, kur reikia formatuoti diską. Tai Viskas išsitrina automatiškai. Jo, jeigu formatuoji. Jo. Tai kuri reiškia, kad realiai diskas yra pažeistas ir nieko neina padaryti. Tai aš dar parašiau mamai, dar keliam žmonėm iš atstovybės, dar keli žmonės labai padėjo ieškoti, pradėjo žmonių pagalbos. Mhm. Tai šiaip labai netikėta buvo, bet labai faina ir labai ačiū jiems. Ir mama iš darbo su savo informacinių technologijų ten žmonėm, ko bendrauja, davė kontaktus. Nuvežiau aš ten jiems tą išorinį diską, bet sakė, kad nieko negali padaryti, nes didžioji dalis disko yra pažeista. Mhm. Tai žodžiu, nusimato labai linksmos kelios dienos dabar atsisiunčiant viską iš naujo, visą medžiagą. YouTube'o visus, YouTuberiam templojam, važiuojam, ką editinu, visą medžiagą, absoliučiai pradau visus premjero projektus ir panašiai, tai žodžiu, nieko nebeturiu. Tai viską iš naujo reikės daryti ir mus. Ir tau kaip tik tą dieną buvo prezentacija, ne kažkokia. Jo, ir aš tą dieną ir dar, kaip tik tai va aš grįžau namo ir pabaigsiu pristatymą, galvoju, sukelsiu ten video į PowerPoint'ą ir nebėra tų skaidrių, irgi jos kartu irgi išsitinėjau iki pristatymo, 2 valandos likę, tai, Aha. tai žodžiu, tai greitai ten kažkaip prasiskau, pabaigiau tas skaidrės, ten iš naujo perdariau, bet pristačiau, viskas gerai buvo. Okay. Kaip prasiskau, bet jo dabar. Bet tai tikrai... Podcastai irgi dėl to neina, nes va podcastų visa medžiaga yra likus irgi tam buvo. Mhm. Bet tai tikrai, nu, kaip sakant, abydna. Bet čia man pamoka yra, nes man taip jau buvo vasara. Bet tai kaip, taigi tu turėjai tą diską anksčiau, tu dėdavai, tai kaip jis dabar... Aš kitą turėjau. Čia dabar yra naujas. Ai, Aš tu turėjau naujinas praeitą, pirkai? tas iš visiškai numirė, ten nieko jis net neiškrito, aš jo nepamečiau, jis tiesiog numirė. Aha. Pradėjau burksti ir viskas. Ir iš vis nieko negalima padaryti. O tai vat, bet tada nebuvo dar tiek daug svarbių failų. Ten tiesiog atsikūriau ir daugiau visko laikiau pačiam kompe. O dabar viską realiai laikiau tam, kažkaip labai daug pasitikėjimo suteikiau tam diskui. Okay. Tai
Tai jo, tai pamoka man, nes ir tas, kur pažiūrėjau tą diską žmogus, sakė, kad daug geriau yra laikyti viską drive, kažkur internete, Google drive, ypač, nes tie išorėjai diskai nėra patikimi labai, nes sakė, menkiausias gali būti ten sutrenkimas, pametimas ir viskas išnyksta tipo iš jų. Jeigu ir aptaškai šiek tiek tą patį diską kietąją, ne? Vandeniu, pavyzdžiui. Nes aš girdėjau istorijų, kad ten užpila vandenį, ten netyčia ar kažką. Nu. Tai kalbant apie vandens užpilimą, tai mes irgi buvom kur? Mastaičiuose, ne? Buvom Mastaičių baseine. Jo, žiauriai gerai ten. Man tai... Atvarėm vakare vėlai, nes, nu tai gavos ten. Jo, ką mes veikiam prieš tai? Žinok, iš tikrųjų nepamenu. Bet buvo kažkokios veiklos, tu fotografai varžybas. Jo, aš fotkinau. Mes po Univero, man atrodo, su žygiu susitikom. Nuvarėm vėlai, nes dirba iki 10. Ir atvarėm gal pusę 9 ar po 9, net. Ne, pusę 9. Pusę 9 buvo. Ateinam ir ten... registratūrai. Blemba registratūros ponios, nepaskaičiau, kad labai patenkintos buvo mūsų apsilankimu. Mes norėjom susimokėti už bilietą, sako, tai jūs už 2 valandas ten pirksit. Sakau, tai viskas gerai, mes čia norim papliškenti šiek tiek. Bet tikrai man tai labai paliko įspūdį, geras baseinas, tikrai pirtis irgi geros. 4 pirtis buvo. 4, jo. Nepamenu. Lietuviška, garinė, sauna ta pati ir dar viena kažkokia. Jo, 4 arba 5. Jo, ir dar džakuzį buvo. Jo, bet čia aš buvau anksčiau su tėvais ten, esam buvę kelis kartus. Tai jo, tai dėl to ir pasiūlėm ten varyti. Jo, tikrai smagu buvo pasiūlymas iš Žygio ir Simo. Tai nuvarėm visi kartu. Aš buvau pirmą kartą Kaune baseine, pas mus irgi LSU yra baseinas, bet aš tai nebuvęs. Ne, nebuvęs, ten tas valandos labai ribotos, kada galima patekti. Ir pirčių nėra. bet susimokėjom, tiksliau, jūs 12 eurų mokėt. Nes pamiršau studento pažymėjimą. Bet su studento pažymėjimu 8 eurai. Už 2 valandas, ne? Tai visai normaliai gal. Tai čia labai gerai yra iš tikrųjų. Tai tikrai reikės gal pakartot, antrą kartą nuvaryti. Ir viskas ten tvarkinga, atnaujinta, tai man tikrai patiko. Labai fainai. O po to po baseino varėm... Po baseino jau nieko nereikia žinot, ką mes veikiam. Nu, aš dar turiu duoklę atiduoti tokiem veikėjam Armaniui, kuriam aš beje dovanau LSU. Krepšinio komandos apsikeitime dovanėlių. Tai jam, kadangi turėjote nuotykių visokių gerų Laisvės alėjai, tai padovanau nerv šautuvą. Ir jis dabar terrorizuoja barakį visus. Aš irgi nerv šautuvą dovanojau vienam žmogui. Nes irgi ten labai pigiai Maksimai kainavo. Jo, aš ten už 5 gal. Aš irgi, tą patį, man atrodo, už 5. Nu, tai kas barakė vyksta, tai kai jie man kartais pripasakoja, ten 4 aukšto. Čia kurio barako? Aušros bendrabutį. Tai ten atrodo lyg tūsas vyksta kiekvieną dieną. Ten. Jie belia ką ten daro, ten pas juos iš viršaus ten vanduo bėga. Ten, tai dabar langus ten keičia, bet ar aušros ar ne aušros? Ne aušros, o per kūną. Bet tiesiog man pačiam buvo keista, kad tiesiog ten tam barakė belia kas vyksta. Dėl ko aš šiaip džiaugiuosi, kad ne barakė esu iš tikrųjų. Nu jo. Aišku, šiek tiek irgi tų nuotykių gauni, bet kiek aš girdėjau istorijų iš kitų, kad ten ir kitų universitetuose barakose ten nesąmonės vyksta, ten su kokiais kambariokais pakliūni, tai tikrai nemalonu būna pačiam, bet reikėjo man duoklę atiduoti dėl barako. Pats Armanis yra aktyvus klausytojas mūsų. Ne? Jo, dėkui Armani tau. Tai jo, sakė, kad būtų gerai, kad barakas paminėčiau. Jo, vis tiek, kadangi kalėdinis podcastas, realiai, prieš pat šventes paleisim. Ir nes jau kas antradienį kūčios, tai jau tuoj pat. Tai biškai galim aptarti kalėdų tradicijas. Jūs į atstovybės Instagramą vaikštot su klausimėliu per šitą
aikštę ir klausinėt, tiesiog jūs random žmonių klausinėt. Jo, jo. Tai Random žmonių klausinėt tiesiog apie kalėdų tradicijas. Jo, tai mes kaip, nu, ten apie visokios kalėdinės temas, ten ką valgysi, ten ko dovanų norėtum gauti. Jo. Nu, ir temos apie kalėdas, ten mūsų vienas iš atstovybės orkų užduočių, kad ten kiekvieną dieną gruodžio mėnesį advento laikotarpiu po vieną ten užduotėlę arba kažkokį nuotrauką susijusiu su kalėdom. Yeah. Tai buvom atsakingi už klausimėlį taip pat. Tai aš esu padaręs, Arnelis ir Matas vieną. Tai apie tradicijas tai ten buvo, kad ten, nu taip, šiek tiek neįdomiai pakalbėjo, kad ten 12 patiekalų turėjo per kūčias. 12 patiekalų. Tu visus valgai 12. Kokie yra 12? Nu tai pas mus pagrindė, kaip ir turbūt pas visus, be jokių mėsos patiekalų, žuvies patiekalai, tos pačios daržovės. Mišrainės stovi? Ne, mes mišrainės kažkaip nedam. Aha. Mes dedam silkę patoluose. Valgai? Priklaus. Jau buvo drąsus iš pradžio atsakymas. Jo, jeigu gera ta silkė, jeigu geras tas majonezas sudėtas, nu tai gal aš pabandyčiau, bet, nu, nežinau, man kažkaip netraukia. Kažkaip riebu labai atrodo. Bet ką aš labai mėgstu, tai silkė su svogūnais. Labai skanu. Tai sakai, silkės nevalgai, ką? Ne, aš silkę valgau, bet silkę su majonezu nevalgau. Ai, okay. Šiek tiek riebiai padaro, bet... Ką dar, tai labai močiutė. Mamai kritikos padavė, ką? Ne, mama viską puikiai supranta, kad aš ten nevalgau, tai jinai visiškai tolerantiškai žiūri. O dar šiaip kas labai skanu, tai močiutė labai skaniai gamina žuvį iškeptą. Tai ten toks traškus apvalkalas būna aplink tą žuvį ir labai skaniai susivalgo. Jeigu būna be kaulo, tai tada labai gerai. Nes man nepatinka tie smulkus kaulai žuvyse. Tai, o dar kučiukai, aišku, kisėlius, kompotas. Yeah. Ir, nu, daržovės visokius. Tai pas mus pagrindė tas pats. Plius tos plotkelės. Paplotėliai. Paplotėlės vadinasi? Plotkelės, nežinau, ten tie, kur palieki vieną. Nu taip, tai plotkelės. Plotkelės. Paplotėlis, sako. Žuvies paplotėlis. Tai pas mus tas pats realiai viskas. Aš žuvies nelabai valgau. Silkę, šiaip paskutiniais metais pradėjau biškį valgyti labiau silkę. Visai nieko. Duona dar yra patiekalas. O, tai atskiras. Duona. Mes visada švenčiam pas močiutę mano. Grįžta iš Vilniaus dalis iš giminės. Grįžta brolis mano. Tada mes visi susirinkam, dar kartais iš Austrijos parvažiuoja dalis irgi, nu, vienas žmogus giminės. Dalis vis tiek. Nu, taip, tai visi kartu pas močiutę būnam ir močiutė pagrindė už patiekalus atsakinga, nu ir mano mama. Tai būna jo visko irgi. Šiaip mano pagrindė mišrainės maistas, nu, aišku, silkė, duona. Ir šiaip dar ką daro mano mama, tai yra tokį grybų pyragėlį su grybais. Jo. Žiauriai skanus iš tikrųjų. Aš šiaip grybų labai nevalgau kažkaip labai, bet tie pyragėliai yra žiaurus. Jo, aš irgi buvau pabandęs, kažkada irgi per kūčias pagamino. Tai tikrai labai skanus. Ten pievagrybiai lygtais buvo. Nežinau kokį grybą. Kažkas tokio, bet... Nu, svarbu, kad grybas būtų. Bet, o jūs, nežinau, tiki būrimais tais per kūčių, kad ten šiaudai išsitraukia ilgiausią, arba kučiukų, kiek išsiėmė, ten bus mergų, nebus mergų. Darot šitą? Jo. Ja? Mes ne. Smagu visai, nežinau. Arba kad ten, bet žinai, pas mane yra, nu, ten tie prietarai, kad per kūčias kalba gyvūnai, ne? Nu. Ir mes katę turim. Ir kai kūčią švęsdavom, tai per visas kūčias nebūdavo jos šalia mūsų. Nueini jos ieškoti ir jos nėra. Tai aš vis... Tai jau tu įsitikinęs, kad jinai kažką veikia. Jo, aš tikiu šituo, kad gyvūnai šneka per kūčias. Ok. Šituo turbūt vieninteliu... Nežinau, mano šonė kartu dar nieko nebuvo pasakęs ir jis tada buvo šalia per kūčias. Tai vieninteliu prietaru, kurio tikiu.
Bet šiaip kitais, nu ten žvakių būrimais, visokie kovos tiršiai, nu aš tai nelabai. Ne, čia toks labiau iš seniau tos pagoniškos biškiai. Ne pagoniškos. Krikščioniškos tik iš seniau tradicijos. Bet šiaip kūčios graži tradicija, vienintelį mes turim su Lenkais tokią tradiciją Europai. Apla dar patiekalas vienas močiutės yra labai skanus. Jinai krabų lasdeles tešloj apkepa. Krabų lasdeles. Jo. Okay. Nežinau, ar čia populiarus šitas, bet čia tiesiog močiutės toks šiaip patiekalas ir jinai per kūčias daro šitą. Aha. Tai irgi labai susivalgo. Bet ne višį. Ne višį. ne krabas. O dieve, dar tas matėjo. Eik tu savo. Kaip tu vertini tą? Krabas yra rusų gėlė. Nu kaip, man yra, aišku, faktas čia yra tiesos tame sakinyje. Šiaip labai taip įdomiai atrodo, kaip per tą derbį Ryto Žalgirio susivienijo fanai. Mes beje buvom. Jo, mes buvom tos varžybose. Tai jo, šitas suvienijo kažkaip net ir didžiausias priešus. Man šiaip yra, kaip dviprasmiška nuomonė, nes vis tiek Kaunui padarė nemažai meras. Taip. Bet faktas tas jo sąmoningas pasirinkimas palikti savo įmonės, vis tiek yra kažkaip apie moralę šiek tiek verčia abejot. Bet ir drąsu iš GVB pusės. Jo, labai drąsus poelgis. Jie iš vis pradėjo šitą Eurolygos prieš Anadolų. Ne, prieš kažką kitą pradėjo. Kai namie žaidė, bet Eurolygoje žodžiu pradėjo ir visas tas užsisuko ciklas. Ir tada LKL'as ten baudas skyrė kaip tik po to derbio, kai mes buvom. Tai nežinau, aš tai turiu tokią nuomonę, kad kaip tu sakei, jisai daug padarė, taip. Man labai tie komentarai yra jokingi, kur visi žmonės kuo teisina visą šitą Matijošaičio poelgį, tipo, tiesiog, kad pažiūrėkit, visos gatvės išasfaltuotos, ten šaligatviais, ar keliai ir šaligatviai, tipo, pateisina šitą, nemanau. Jo, bet, žinai, man tai tos nuobaudos įdomios. Kokios nuobaudos iš tikrųjų yra, nes aš negirdėjau. Buvo nuobauda, man rodos, 500 ar 1000 eurų Rytui skirta ir Žalgiriui už tą skanduotę. Krabas yra rusų gekščiai. Ir tada Rytas pasakė, kad čia, Ryto sirgaliai išstojo su pranešimu, kad čia nesąmonė ir taip toliau, kad pagal Lietuvos policijos ten reglamentus ir visokius aktus, kad tai nėra įžeidžianti skanduotė ir tai yra tiesiog kaip savo nuomonės išreiškimas. O maždaug policija turi tokią nuomonę. Kur yra riba tada tarp įžeidimo ir... Nes vis tiek šiek tiek įžeidžianti čia yra. Šiek tiek įžeidžianti, bet... ne šiek tiek. Faktas, kad Matijošaičiui tai labai kirto jo reakcija. Tu turi irgi savo nuomonę išreikšti laisvai. Čia yra laisva šalis, demokratiška šalis. Tai, žinai... Policija viena sako, kad viskas gerai, o po to LKL'as sako, kad ne. Tai čia, žinai, sudaro savo tą aplinką. LKL'as, kad pagal juos viskas išsakyta yra. Šiaip labai gerai pakalbėjau apie šią temą Basket News'ai. Tai jie išsakė savo nuomonę, Miklovas su Tiškevičium, tai jie tikrai gerai pakalbėjo. Bet čia nesigilinsim į tą politiką. Bet šiaip galima apie derbį pakalbėti, kur buvom. Jo. Patiko tau, ne? Jo, labai fainas, smagus grajus buvo. Fanai, man labai patiko, kur Rytas tuos balionus išmetė. Jo, kaip tik buvo. Ir kaip Žalgirio fanai reagavo. Daužė. Atgal permės, mano sakė viršų. Ir kaip tik ten metė ant tų ložių, kur buvo. Jo. Tai ten daužė visi. Bet, man tai gražu buvo. Ten B tribūnos gimtadienis buvo. Jo, šiaip varžybos neblogos buvo. Žalgiris ten taip pakankamai tolygiai išlaikė tą persvarą. Tai kažkiek labai daug intrigos nebuvo. Jo. Bet ir pats krepšinis nebuvo labai kokybiškiausias, ten biškai trūko kokybės. Nemažai buvo tokių klaidelių, bet... Iš tą Radzevičiaus iškritimas turbūt labiausiai takojo prieš rungtynės. Prieš pat mes važiuojam į rungtynės, ten vos radom vietą, kur ten pasistatė ant šaligatvio, realiai. Buvo šaligatvis. Sunku pasistatyti. Buvo vaikštelė prie Svedbanko, prie Akropolio. Ta aikštelė yra. Ir ten visiškai nebuvo vietos, kadangi tavo golfas mažiukas.
Ir sakau, nu tai užtum galiniais ratais ant šaligatvio. Ir Tai ten įdomiai buvo Bet pasiparkuota. niekam nekilo problemų. Jo, niekam nekilo problemų, baudos negavom. Tai 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 čia ramu. svarbiausia. Jo. Bet, aš beje nesnegavau baudą. Gavai? Už O kur tu? Kiemuose pasistačiau mašiną tipo ant žolės. Aha. Ir, nu, nesąmonė. Čia pur univero ar kur? Ne, namie, daugiabučių kieme. Aha. Ai, ten tą žinau kur. Ir yra nesąmonė, nes ten žolės praktiškai nėra. Ten yra žvyrkelis, ten ta žolė seniausiai neegzistuoja. Jo. Ploteliais tiesiog ten tokiais plėmais jinai yra ir, nu, ten visi stato tas mašinas. Tai aš nežinau, ten belekiek žmonių turėjo gauti tada baudų, nes visi stato ten mašinas ir kažkurį vakarą gavau baudą. Tai aš jau su mama kalbėjau ir turim tokią teoriją, kad kažkas vienas vaikšto ir tiesiog visus įskundžia, kam nepatinka, kad ten statosi, Ne. nes nuvargu ar policija tiesiog važinėja ir išrašinėjo baudas, nes aš nie karto, pavyzdžiui, nemačiau policijos pravažiuojant ten mano gatvėm ten iš vis. Mhm. Ir manau tikrai turi daugiau veiklų negu tiesiog per kiemus važinėti ir visiems pilt baudas. Ir tuo labiau ten buvo vėlyvas vakaras, kada tą baudą išrašė ten 6 ar 7, kiek ten buvo. Okay. Tai žodžiu, mūsų tokia teorija. Tai nežinau, tai šiek tiek supykdė mane tas. Mhm. Bet nežinau, gyveni ir mokaiesi, dabar žinau, kad negalima statyti prie šiukšliavežių mašinos. Nes gali šiukšliavežių. Aš nežinau, nepamenu, ar pasakojau šitą iš tikrųjų per podcastą. Gali priminti vis tiek. Trumpai gali. Trumpai jo, kad trūko šiukšliavežio šlangą ir mano visa mašina priparkuota apipurškė tepalais. Bet taip juokingai kaip... Tai buvo irgi įdomi situacija, tai nuo tada nebestatau prie konteinerių ir dabar negaliu statyti, kur tipo yra žolės. Žolės, jo. Nu, problema su tuo parkingu. Ir man, aš irgi baudų gavęs esu, kai mes turėjom ilgai vieną Halloween'o ir aš, ne Halloween'o, dar kažkoks ilgasis, pats pirmas buvo mūsų, Yeah. kur ten prisistatymai vyko visokie. Paparkavau į invalido vietą, galvojau, greit. Neįgaliojo vietą. Neįgalio vietą paparkavau ir galvojau, ai, greit čia apsisuksim. Ne, tai tu geras čia. Norėtum. Su šitokiais parkavimais. Nu tai, ką žinau, galvojau, nieks nepastebės, bet žiūriu, Va taip. bauda. Bet gerai, viešai prisiduodi, tai ką žinau tada. Ai, aš geras žmogus. Ai, geras neįgaliojo vietoj statosi jis. Nu, ai, būna visokių ten dalykų. Nu gerai. Ai, dar turiu papasakoti apie vieną dalyką. Tai aš, kadangi planuoju kitais metais eiti į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, kariuomeniai noriu būti, tai praėjau... Patriotiškas žmogus. Ne tai, kad praėjau, bet buvau tiesiog sveikatos patikrinime. Jo. Tai viskas vyko Kaune, ten karo prievolės centre. Rašais man, kad iš Kazlų sutikau tipo Taip. kažkokį žmogų. Taip, linkėjimai registratūrai buvusiam eiliniai. Jau užbaiginėjau viską. Pasirašau ten paskutinis parašas dedu. Sako, o tu kartais susimūkų nedarai podcast'o? Sakau, opa, darau. Sakau, o jūs ką susimu Marijampolį žaidėt, Sūduvoj? Sako, ne, mes Kazluose žaidėm. Nu tai jeigu Kazluose žaidėm, tai jau čia labai seniai yra. Tai aš net nežinau tada... Vaikystė kažkur, ne? Nu, aš iki 12 metų gal žaidžiau tik tai Kazluose. Nu, Tai bet, čia nežinau, neįsivaizduoju, kas čia gali būti. bet vis tiek fainas. Tai tu vardu neatsimeni irgi. Ne, aš pamiršau tikrai vardą. Bet aš buvau, mačiau, kad ten antspaudas jau buvo, bet užmiršau. Nu, be žodžio. Nu tai gerai, linkėjimai. Tam gali parašyti komentarą. Jo. Kas toks būsi, prisistatyti gali. Tai šiaip labai įdomus procesas, tas visas. Labai varginantis, labai ilgas. Sakai, kad nevalgiai prieš... Jo, ten buvo vienas iš reikalavimų 12 valandų prieš nevalgyti. Aha. Tai turėjau būti ten 8, tai nuo 8 vakaro praeitos dienos nevalgiau. Tai jo, pats pirmas dalykas, ką turėjai padaryti, tai užpildyti tokį klausimyną apie ligas, ar turi kokių ligų, alergijų, dar kažko. Tai aš turėjau tik tai... O ten kokios ligos? Ten tuberkuliozė,
buvo asma, kas man buvo aktualu, bet tik tai ten, aš nebeturiu tos asmos, bet turėjau prieš tai. Alergijos visokios, moterim ten neštumas visoks ir taip toliau. Tai tą turėjom užpildyti, tada turėjom eiti priduoti šlapimo tyrimus, tada kraujo tyrimai. Tęskime. Kraujo tyrimai buvo, tada buvo, kas dar ten buvo, palauk. IQ testas, va. IQ testas. O kokie klausimai buvo IQ testai? Vieną, atsimeni kokį nors? Tai tai maždaug pirmas buvo ten kažkoks asmenybės tipai. Ar galėtumėt būti gėlininku? Ar norėtumėt būti gėlininku? Ir ką pasirinkai? Ne. Nes ten buvo, tokie įdomus klausimai ten. Ar jums kilo... Nenorėtum... Ką? Nenorėtum tulpių pardavinės? Ne. Darytum savo kioską. Ką žinau. Ir ten, ar jautėtės kažkada vienišas draugiškų žmonių grupelį? Ten tokie visi klausimai psichologiniai buvo. Čia pirma dalis buvo. Bet čia IQ testo? Jo, čia buvo pirma dalis. Jis iš daugiau dalių? Jo, o tada buvo antra dalis, kur ten visokie loginiai uždaviniai. Ten 4 figūros ir turi pratęsti seką, kad būtų 5 figūra atitinkanti. Tai tas visai buvo įdomu, prasukai galvą šiek tiek pramankštinai ir tada laukia visokie tyrimai. Ten nueini, kušiu daras dabar, nueini į audio, ten tokį kaip audiogramą vadinas. Palauk, biški pasireguliuojame čia. Gerai, biški padarom, kad... Gerai, kažkas už elektrą nedamoka, mums čia... Čia nesusimokėjai. Studijai biški. Trumpino. Gerai. Tęsiant tą... Su kuo baigėtų? Su audiograma. Jo. Tai audiograma buvo toks dalykas, kur turi atpažinti garsus, bet jo tokio žemo dažnio buvo. Čia tas pats, kur yra AirPodų testas, pavyzdžiui. Tu darėjai AirPodų testą, kad nors... Aš kažkada dariau, bet... Nes dabar, kai atsinaujino iOS, aš pasidariau tą testą AirPodų, kur tau tiesiog labai tylius kažkokius garsus skleidžia, turi paspausti ant ekrano, kada išgirsti. Taip, tai čia panašiai. Grinai toks buvo ten užsienį, bet tave uždaro į bunkerį kažkokį. Ir tu turi spausti mygtuką ten tokį. Tai aš pirmą negirdėjau, tai biški pramazinau tą vieną, bet po to kitus visus išgirdau. Tai tas įdomu buvo, tada buvo kardiograma, ten uždėjo, širdį patikrino, buvo tada patikrino, ar plokščiapėdystę turi, nes jeigu turi, tai iškart nepraeini. Ir tada buvo man su asma pratimas. Ten duoda tokią triūbą ir tą triūbą turi pūsti. Maždaug taip įkvėpi ir tada greit turi išpūsti ir greit įkvėp, greit išpūsti. Taip procesas. O netikrino bendrai viso kūno, tipo kažką ten svėrė, ūgį matavo. Svėrė, ūgį matavo, jo. Tai čia tie bendriniai dalykai. O tu nežinai, kaip yra su traumom, tipo. Man tiesiog įdomu. Su traumom? Jeigu... Kada, kokio lygio tu traumą turi turėti, kad jau nepraeitum, tipo... Kažką mačiau, vienas ten jaunuolis. Gerai, jaunuolis. Jisai ten turėjo kažkokių širdžių problemų. Širdis yra kita, ta prasme. Bet ten kažkas kitas buvo. Ir jeigu tu turi kažkokią kitą problemą, tai tu eini į kitą kabinetą. Į tą specifinį. Tai man neteko, bet 3 žmonės gal turėjo eiti. Tai aš galvoju, pavyzdžiui, po 2 kryžminių raiščių, ar priimtų tipo iš vis žmogų. Tai tu turi traumose nurodyti. Va tose, kur klausimynose ir buvo, tau užpildai klausimyną, nueini pas tą daktarą, nes pažiūri. Čia fiziniai veiklai, tai labai turi įtakos. Jo. Ir pažiūri tą, ar tu turėjai traumų istoriją kokią. Ir jeigu turi, tai parašai ir tada jie atsižvelgia. Tai manau, tiesiog kur yra riba tame. Tai traumose? Su kryžminiais, jeigu tu bėgt gali, ne? Ne. Dar. Dar ne. Bet atsistatymė procesą vis tiek. Bet žinai, yra tas, kad yra rizika, kad 3 kartą, tai, tipo, kad vėl gali nuplėšti. Tai... Blokas tas psichologinis. Tai ir ne psichologinis, tiesiog, yra nemaža rizika, tai, žinai, ten tą fizinį krūvį vis tiek reikia kažkaip ribot. O tu šiaip norėtum į kariuomenę, ne? Šiaip anksčiau visat galvojau, kad nelabai ir kad nenoriu, bet čia dar grinai, kai su sportu siejau viską. Dabar galbūt jau galvoju po universiteto, gal visai ir įdomu būtų pabandyti. Bet tu gali... Savanorystę praeiti. Jo, tas savanoris arba JKVM, kur rašys. Tai
tie kursai JKVM. Bet man atrodo, kad labai ilgai yra. Tai 3 metai jie, Nu bet užtat per realių studijų tą laikotarpį savaitgaliais ten vieną kartą kelis kartus. Ne, studijų metu į aš mėnesį. nenoriu padaryti. Ne studijų metu. Jo, aš tiesiog sakau, kad studijų metu aš nenorėčiau, tipo po studijų galbūt, tiesiog jeigu eiti į savanorystę. Jo. Nu, bet žinok, verta. Bet čia aišku ir priklauso, kaip mano, pavyzdžiui, toliau susidėlios visi gyvenime dalykai. Jo. Aš tai tikrai esu. Bet dėl patirties galbūt ir visai noriu. Jo, aš tai už tą kariuomenės visą idėją, kad turi būti tas privalomas šaukimas, manau. Bet jeigu susiklos to aplinkybės... Ne, nu, bet įdomu, kodėl tu už. Ar paties tėtis aš pats nebus kariuomenės aukšto laipsnio. Nors mano tėtis yra pats kariuomeniai, jisai tą įtakojo šiek tiek, bet aš pats... Kokio laipsnio jisai yra? Generolas. Aha. Jo, tai jisai pats tikrai man šiek tiek įtakojo, bet aš pats irgi žinau ir mačiau, ką mano tėtis daro, tai mane tas irgi užkabino šiek tiek. Bet aš labai norėjau šiaip tos 9 mėnesius eiti, bet aš ir laipsnį norėjau įgyti. Tai aš, darbėje buvo pas psichologą turėjau eiti, dar pas psichiatrą, kad ten ar tu psichiškai labai yra tie nesveikas. gandai, kad ten tipo kažkokiu nesąmonių priešnekėt gali ir kad tavęs nepraleidžia tada ten tie psichologai. Nu, žinok, labai turi rinkti žodžius, ką tu šneki. Aha. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu ten kažkokių savižudybės turėjai arba, nežinau, susprogdinimu, kaip ten piromanikai visokie, jeigu turi tokių problemų, tai tavęs nepraleis. Bet tai čia labai paprasta simuliuoti šito dalykų yra. Nu taip. Nu bet čia žinai. Tai tu ateini gali pripasakoti po nesąmonių, kad ten ką, žinau. Kartais jo prasmūksta tokie, bet šiaip tie visai geri psichologai buvo. Ten dar aš sėdžiu prieš tą psichologiją ir sako, atsiraitok rankomis pažiūrėt. Nu tai turbūt nesipjaustų ten dar kažką. Tai jo, šiaip viskas profesionaliai padaryta. Tik tai, kad tai praėjai viską. Viską praėjau. Ir atitinki reikalavimus. Preliminariai, kiek sakė, tai atitinku. Tai manau, kad kas toliau dabar bus? Dabar turėčiau laišką gauti. Kažką, kad tipo tinkamas. Okay. Tai va, tai šiaip labai varginantis procesas. Užtrukau 7 valandas gal. 7-6 kažkur. Jo, nevalgiau, tai šiek tiek. Svarbu praėjau, jo. Tai kągi, padarysim šiandien tokį trumpesnį epizodą, nes vis tiek jau perfilmavom. Apie tos pačius dalykus kažkaip nenatūraliai atrodo, kad kalbam. Jo, dalis dalykų tie patys, tai taip sunku kalbėti yra ir vis tiek šventės, tai manau ir jūs nesėdėsit telefonuose ir prie ekranų kompų ir neklausysit čia tų visų podcastų, būsit su šeimom, tai tą ir darykit, iš tikrųjų būkit su šeimom, bet šiaip pažiūrėkit vis tiek tą podcastą. bet praleiskit gerai laiką su šeima, atšvęskit kalėdas, naujus metus ir jo, tai ačiū, kad kas vis dar stebi. Dar palinkėjimą iš savo pusės pasakysiu, tai tikrai pritariu Simo minčiai, kad pabūkit su šeima, branginkit savo artimuosius, tai yra mūsų visų turtas ir mes tikrai turime būti dėkingi, kad galime praleisti laiką, pasijuokti vieni iš kitų arba tiesiog šiaip pabūti šiltai. Ir neliūdėkit, jeigu kyla... Kompos išsitrina, pavyzdžiui, jeigu podcastai neįsirašo, jeigu šiaip kažkas dar nesiseka, neliūdėkit, vis tiek nereikia apsikrauti. Taip, neliūdėkit. Nes viskas yra sustvarkoma, pastaisoma ir kad nors vis tai būna geriau. Nes rasit ir įvairiausių dalykų, kaip atsipalaiduoti, kaip būti netokiem prislėgtiem, tiem visokiom kalėdų sąmyšiams visokiems, tai tiesiog atsipalaiduokit ir įjunkit chillaxą ir viskas. Ramybės. Jo, tai ramybės visiems. Spauskit laiką, subscribe ir susitiksim po švenčių. Ir pakomentuokit taip pat augalėlių vardelį. Ir tas, kas kariuomenėje buvo, irgi parašyk. Jo.